Jūs galite, ar jūs žinot slaptažodį telefono vyro, jūs galite bet kada įeiti į pasižiūrėti. Nu ką jis veikia, pavyzdžiui. Aš nesakau, kad specialiai kaip ir žiūrėti, bet iš esmės, ar iš vis yra tokia galimybė prieiti prie to telefono. Nes man atrodo, kad taip galėtų būti, nors kai kurie žmonės tai vadina asmeninė laisvė kažkokia tai, bet aš nemanau, kad tarp sutuoktinių turi būti kažkokia tai asmeninė laisvė. Aišku, pabuvimas laiko su savim, taip, sutinku. Poilsis ar kažkoks hobis, taip, žmogus turi teisę turėti tą savo laiką. Bet tą asmeninį kažką tai, va čia šitoj vietoje aš jau nesuprantu šito. Ką reikia turėti to tokio asmeninio? Man atrodo, kad su vyru galima pasidalinti viskuo. Ir ne tik, kad galima, o ir reikia. Nieko nepasilikti savo, iš vis nieko. Va tada mes esam kaip nuogi viens prieš kitą. Ir va čia atsiranda atvirumas ir artumas. Va būtent čia. Ne šiaip nusirengti nuogam fiziškai, bet nusirengti nuogam emociškai, psichologiškai, parodyti, ko tu ten turi, ką tu galvoji, kaip ten yra. Viską gali pasakyti kitam žmogui. Viską.